Alio. Tai susitikau šeimininką. Paprašiau antrą raktą, nes yra vienas tik tai raktas, kuris sujungtas su elektros čipu. Ir tavo Ieva pasilika ir aš kaip uždarytas būsiu. Tai va, gavau antrą raktą. Mašiniuks, varau iki pradės. Visai nieko, tik tai pirma kelionė. Tik tai nervin, kad ten, kur nori sukti į dešinę pusę, visą laiką yra ženklas draudžiama apsisukti. Mačiau vietinis, tai apsisuka. Aš kažkaip įvažiavau į kitą sankryžą, tada kažkur ten apsisukau, tada jau nuvažiavau, kur man reikia. Nu, nežinau, kaip čia su tuo taisyklių pažeidinėjimu bus. Jeigu užnervins mane ir visur tai bus, tai teks man gal kaip vietiniai varyti. Va taip mašinykės pasistatai nuo saulės, kad neprikaistų ir eini bregintis. Nu, šį kartą toks krepšelis. 6 eurai. Žalios mėsos tik vienas. Žodžiu, vienai vakarieniai. 2 maitinimais. Nu, paskiau gal tik tais reikės kažko nedaug, dasipirksim mėsykės kokios rytoj, dar kažką. Nebereikės tiek daug pirkti visokių dalykų. Man patink čia Lidle šopintis tam, nes vaizdas tai pasaka. Pasiprekinau. Važiuosim namo gal kažko ir pietus kokius pasidarysim. Let's go. Tai va, visas tas turinys kainavo 56 eurus. Bananiukai rokai, nugarinė. Da, pomidorų, fantos, čipsiukų, folijas pasiėmėm, dušo želę, šampūns kažkur yra irgi, šampūns va, bulvės šaldytas daržovių, šokoladų porą, yra maišiukų, šiukšlių, kempinėlių, feiris, čia dar va saldžiaka, morkas, avokadai. Nu, žodžiu, čia vakarienė, nu, 2 maitinimai gal išeis iš tos nugarinės. Nu, į daugiau tokie, nu, per dieną, kur nesusinaudoju čia. Feiriai visokie, va, dezinfekcinė pasiėmiau. Kažkai kur agurkėliai. Ai, yra agurkėlių. Nu, tai jau kiekvieną dieną jų nepirksi, čia užsipirkai, čia užteksim 2 savaitėm, ten, tarkim, tokių, va, dezinfekcinių visokių į folijos, čia užteksi, liksi į vienu žodžiu. Tai va, 56 eurai. Čik-čing, išein gėda su maišiuku. Norit pažiūrėti, kur mes gyvenam? Tai skrendam tada.
Važiuojame į miestą. Vairuotojas mus išsiveža. Kažkas be diržas, kažkas ant rankinio važiuoja. Ant rankinio kažkas važiuoja. Vairuotojas dar nelabai gaudosi naują mašiną. Nu ir pasimatė. Reikia priprasti. Važiuok, dabar matai, atiduoda iš variklio į elektrą į tą. Nu čia man. Į batareiką. Dabar čia išvažiuoju ir valytuvus atsilaikys jungiu, nes kitoj pusėje yra. Ne taip, kai... Kol persiorientuosi. Ne, čia nepripras. Bet kai grįšiu į namus, vėl maišysiu. Čia va yra Andželos apartamentus, kuriuos norėjom nuomotis, bet nebeišsinuomavom, nes nesukomunikavo.